tas laikas, kai Lietuvos žmonės buvo iš tiesų vieningi. Tai buvo tie metai, kai mes nesijautėm svetimi, kai mums buvo negaila vienas kitam nieko, kai mes buvom pasiruošę mirti vienas už kitą. Galbūt aš labai tikiuosi iš tikrųjų, kad tas jausmas ir ta vienybė dar sugrįž pas mus. Ne vien tik tai kaip popierinis užrašas arba Seimo narių ištartos frazės nuo aukštų tribūnų, iš kurių jie mūsų nemato, o iš tikrųjų kasdieninio žmogaus gyvenime tai taps normalia, džiaugsminga švente. Aš labai tikiuosi, kad tai neliks vien tik tai istorija, kad ši šventė sugrįž pas mus kaip kasmetinė džiaugsmo ir šviesos šventė. Todėl sveikinu visus su vasario 16 ir kviečiu ateiti pažiūrėti filmą, kaip mes žaidėm revoliuciją. Labai gera metafora, aš parašysiu apie tai gabalą. Vieni revoliuciją darė, kiti žaidė. Yeah.